Sveiki, šį kartą atvykau į Smalininkus. Eisim pasižiūrėti, kaip atrodo vandens matavimo stotis. Kažkoks paminklas, bet nei užrašo, ką jis simbolizuoja ir apie ką jis nieko nėra. Taigi, vandens matavimo stotis įsteigta 1811 metais spalio 1 dieną. Įrengtos 3 matuokliai, žemiausia Nemune, 2 Šventosios Žiotyse, 3 prie muitinės pastato. 1886–88 metais pastačius 400 metrų ilgio uosto pylimą, antrosios matuoklės vietoje įrengti akmeniniai laiptai su 4 sparnais, prie kurių pritvirtintos matuoklės. 26 metais pastatytas vandens matavimo bokštelis. 2006 metais Smalininkų uosto statinių kompleksas įrašytas į kultūros vertybių registrą. 2008 metais suteiktas nacionalinis reikšmingumo lygmuo. Šiek tiek ir apie pačius Smalininkus čia yra rašoma. Manoma, kad pirmoji Smalos varytojų gyvenvietė dabartinių Smalininkų vietoje buvo jau 15 amžiaus pradžioje. Ilgus metus Smalininkai buvo pasienio miestelis, priklausęs Klaipėdos kraštui. Melno sutartimi nuo 1422 iki 1923 metų skyręs Lietuvos ir Vokiečių ordino, vėliau Prūsijos Vokietijos žemes. Nemunu pro Smalininkus šimtmečiais buvo plukdoma mediena į Klaipėdos uostą. Vandens lygio matavimo stotis yra viena seniausių visoje Europoje. Savo metu kadais buvo seniausia. Čia buvo gabenama per Smalininkus ir lietuviška spauda spaudos draudimo metais. Na, toks įdomus miestelis tie Smalininkai. Ten toks įdomus orkestriukas, varlės ir gegutė kukuoja. Taigi pažiūrėkime. O čia kaip koks nulipimas. Štai ir matuoklė. Dar viena. O dabar kaip nusekė. Vienas tik laiptelis apsemtas šiuo metu. Kuomet vanduo pakildavo labai stipriai, tai net iki pačio viršaus būdavo. O štai tos antenos ten, jeigu neapsirinku, jau yra Rusijos Federacijos dalis. Priklauso Rusijai, tiksliau. Štai ir Lietuvos valstybės riboženklis, jeigu aš taip suprantu, trispalvė, kuoliukas. Štai ten plevėsuoja Lietuvos trispalvė, kairėje pusėje. Čia koks tai modernaus meno dalykėlis. Kontraband. Žodžių žaismas.